Kaip pavadinti šiandien vartojamą viešąją kalbą? Nekiškime galvos į smėlį, o pabandykime pažiūrėti, ką daro mūsų kaimynai. Ir tada visa diskusija bus išspręsta. Pasižvalgius po kitas šalis, kurios anksčiau savo prestižiniam variantui turėjo savitą pavadinimą, aiškiai matyti, kad jos pereina prie standartinės kalbos termino. Nes šiais laikais jau nebėra svarbu bendras vartojimas, yra svarbu kas? Kokybė, sunorminimas, pastovumas, tikimas raštui ir kalbėjimui. Net jeigu pažiūrėtume štai į Italiją, kuri tokias ilgas tradicijas turi literatūrinės kalbos termino vartojimo, ir ji šiandien perėjo prie standartinės kalbos termino. Prie to termino perėjo ir švedai, ir vokiečiai, ir ispanai, ir lenkai, ir rumunai, ir slovakai, ir net mūsų kaimynai latviai. Jau nekalbu apie prancūzus. Prancūzai, tie, kurie kažkada sakė, niekada gyvenime nekeisim savo termino nacionalinė kalba, todėl kad tai turi socialinę kažkokią prasme. Ir štai, ką jie sako šiandien. Nacionalinė kalba tampa standartinė būtent dėl istorinių pokyčių ir valdžios vykdomos politikos. Taigi ir jie pereina prie standartinės kalbos termino. Juk ir mus lygiai taip pat pakeitė kažkokie istoriniai įvykiai. Galų gale juk mes irgi einam į priekį, o ne atgal. Juk mes irgi jau nebeakcentuojam to bendrosios vartosenos ypatumo. Mes jau dabar irgi šnekam apie kokybę, įtvirtinimą, norminimą. Vadinasi, drąsiai galim pereiti prie šito termino. O kasgi mums trukdo? Gal iš tiesų dabar paimkime ir pabandykime pereiti. Ir sakykim, kad bendrinės kalbos etapas yra pasibaigęs, mes pradedam gyventi standartinės kalbos etapu. Dar vienas, kodėl būtų toks įdomus akcentas, kodėl galėtume pereiti. Pirmas dalykas, juk mes turime pripažintą gramatiką, žodyną, mes turime sunormintą kalbos sistemą, mes turime kalbos institucijos, kurios įtvirtina ir prižiūri kalbą. Mūsų sunorminta kalba yra vartojama visose viešojo gyvenimo srityse ir net turime specialųjį įstatymą įtvirtinant jo statusą. Taigi ženkim žingsnį.